pristato. Kiekvieną dieną pradedu su užsidegimu, kiekvieną kartą įkvepiu su didžiausia aistra ir visada nugaliu kliūtis atsiradusias mano kelyje, nes taip gyvena nugalėtojai. Aš esu Continental padanga, oficiali FIFA pasaulio futbolo čempionato rėmėja. Šiandien laidoje matysite. Naudotų automobilių iš Amerikos pernai buvo įvežta 20 kartų daugiau nei naujų mašinų. Koks jų likimas? Tęsime reportažų ciklą Amerikietiška svajonė. Pasidarykime kovo pradžioje vykusios Ženevos automobilių parodos stenduose ir pasvajokime apie ateitį. Ar gerai stabdo mano automobilio padangos, garsios jos ar tylios, kiek kuro sutaupo mano ratų apavas? Į šiuos klausimus rasite atsakymą padangos etiketėje. Kelių patrulių klausime, ar gali vairuotojas filmuoti pareigūnus. Taip pat geriausi praėjusių 2 savaičių vairuotojų nufilmuoti kadrai keliuose ir gatvėse. Automobiliai iš Amerikos pigūs, gražūs ir geri. Daugelio Lietuvos vyrų svajonė. Tęsime reportažų ciklą apie amerikietišką svajonę – automobilius iš užjūrio. Praėjusioje laidoje rodėme apie tai, kaip nusipirkti automobilį Amerikoje. Pasakojame, kiek automobiliai pabrangsta kelyje per Atlantą į Lietuvą. $6,100 yra 15 000 litų. Tada reikės pridėti apie 2000 litų už transportavimą. Dar ten visokie aukciono mokesčiai gali sudaryti apie 1000 litų. Ir tada nuo šitos sumos reikės mokėti muitų mokestį 10%. Apvalinkime. Tai bus 20 000 litų. 20 000 litų už Subaru Outbacką, kuris yra praktiškai visiškai naujas. 2013 metų. Taip pat pasakojame apie tai, kokie pavojai laukia pirkėjo. Ar rida tikrai tikra, ar mušimą bandyti susirasti kažkokias nuotraukas internete, kaip automobilis atrodė ir panašiai. Bet pavojus aišku slypi, jeigu tu perki nuotraukas. Ir Lietuvoje yra, ir kitose šalyse, ir Amerikoje yra žmonių, kurie bando apgaudinėti. Tai kad išvengti šitų apgavysčių, dėl to reikalinga profesionali pagalba, perkant automobilį. Jeigu jūs atsisėsit pats prie aukciono, užsiregistruosit, gausit kodus, bandysit nupirkti tą transporto priemonę, tai yra vis tiek didesnė rizika, kad jūs galite ir paslysti. Bet naudojantis tarpininko paslaugom, šitas procentas rizikos yra sumažinamas. Nepaisant to, kas mėnesį Lietuvos uoste iškraunama 1000 automobilių. Teko girdėti, jog Lietuva yra viena iš didžiausių amerikinių automobilių importuotojų Europoje. Ar tiesa? Taip, tai tiesa. Maždaug per praeitus metus apie 250 000 importuotų transporto priemonių. Tačiau registruotų tik tai apie 6500. Dauguma atplukdytų automobilių nukentėję avarijose. Didžioji dalis jų yra skirti eksportui į kitas šalis. Lietuvoje lieka tik maža dalelė iš anapus vandenyno atgabenamų automobilių. Amerikietiškos mašinos per Lietuvą keliauja ne tik į NVS šalis, bet ir vakarų Europos valstybės. Dažniausiai iškeliauja tai sportiniai automobiliai su galingesniais varikliais, išskirtinės išvaizdos, nes kiekvienas mokantis didesnius pinigėlius už transporto priemonę nori, kad jinai išskirtų jį iš minios. Į Lietuvą dažniausiai Audi, Volkswagenai, Mercedesai, tokios populiariausios markės
kur detalių galima galbūt gauti lengviau. Eksportai, tai jeigu kalbant apie trečiųjų šalių, tai aišku dominuoja, tai Azijos šalis ir Rusija, sakykime, Baltarusija, Kazakstanas, Tadžikistanas ganėtinai daug automobilių nuperka. Iš reeksportų gabenamų automobilių verslo uždirba ir Lietuva. Savo dalį gauna krovos kompanijos. Pinigai taip pat pasilieka šiuos automobilius remontuojančiose Lietuvos įmonėse. Mat daugelis automobilių užsienio pirkėjus pasiekia pilnai suremontuoti. Visų pirma, reikia suprasti, kad automobilis, kadangi jis yra daužtas, dalyvauja labai daug aplinkui susijusių žmonių, kurie iš to gyvena. Ta prasme, tiek meistrai, tiek detalių tiekėjai, tiek stiklų klijuotojai, tiek, ta prasme, begalės skirtingų profesijų žmonių yra įtraukta į šitą verslą. Lietuvos verslininkai automobilius sugeba suremontuoti taip kokybiškai, kad net vokiška inspekcija neranda pretenzijų. Atvyksta TÜV inspektoriai vieną kartą per mėnesį iš TÜV Nordo ir jie tikrina automobilius. Tikrai patikrinimas nėra nei kiek paprastesnis nei Vokietijoje. Yra servise tikrinamas vienam automobiliui patikrinti reikalinga nuo valandos iki 1,5 valandos. Automobilis tikrinamas labai nuodugniai, pradedant nuo ratų, baigiant važiuoklę, kėbulo detalėmis ir būtent jeigu tai buvo daužtas automobilis, žiūrima vieta, kuri buvo daužyta, kaip jinai paruošta, kaip suremontuota ir kad tas automobilis tikrai būtų saugus eksploatacijai. Kaip pavyksta paruošti automobilius Vokietijai, kad net vokietis neranda prie jų ko prikibti? Čia jau tenka tikrai pasistengti, ta prasme, ne kiekvienam turbūt čia įgyvendinama ir įveikiama ta užduotis, o, sakykime, reikalavimai yra patys aukščiausi, tikrai tiek darbų kokybei, tiek pačiom detalėm, sakykime, kas dažniausiai pasireiškia, kad tiesiog detalės turi būti kokybiškos tam, kad automobilis būtų suremontuotas kokybiškai. Tai visas reikalingas detalės privaloma keisti, o ne remontuoti, klijuoti iš gabaliukų. Mašinas iš Amerikos vakariečiai perka kaip laisvalaikio pramogą, žaislas skirtas savaitgalio pasivažinėjimams. Tai sakyčiau Mustangas arba Dodge Challenger arba Chevrolet Camaro, ką mato, tai būtų puikus pasirinkimas. Ir tokių automobilių į ES šalis parduodate nemažai? Taip, žinoma. Pagrindinė mūsų šiuo metu, sakykime, mūsų ir veikla ir mūsų pagrindinės prekės yra išskirtinesni automobiliai. Automobilių importuotojai šiuo metu sunerime. Šį verslą gali sugriauti Liepos 1 dieną įsigaliosiantis kelių eismo įstatymas. Dėl to automobilių importuotojai Klaipėdos uoste mūsų laidos kūrybinę grupę sutiko itin baikščiai ir nepatikliai. Tačiau, kaip žinia, mes kuriame ne įstatymus, o laidas. Šie klausimai iškyla visą laiką dėl nežinojimo. Pagrindinis priešas tai yra nežinojimas tiesos galbūt ar nežinojimas būsimų planų. Ir kasgi įsigalios nuo Liepos 1, kai įsigalios saugaus eismo įstatymo pakeitimai. Visos transporto priemonės, praktiškai 90% yra po kažkokio tai autoįvykio, galbūt nedidelio, galbūt vienos kitos didesnio, bet visos tos transporto priemonės yra draudimas išduoda Amerikos dokumentus Salvage Certificate. Tai didžiausias nerimas yra, ar sugalvos kažkokiu tai būdu uždrausti šitą dokumentą Salvage Certificate, kuris kitaip verčiamas kaip išsaugotinas turtas. O šitas klausimas yra labiausiai keliantis nerimą ir tarp pirkėjų, ir tarp importuotojų, nes tai reikštų realiai negerus dalykus visai ekonomikai, nes jeigu sumažės importuojamų automobilių skaičius, automatiškai sumažės PVM surinkimas į valstybės biudžetą, automatiškai daug žmonių, kurie teikia visas paslaugas, jiems sumažės darbo krūvis, sumažės algos, sumažės, žodžiu, čia yra visa grandinė pasiekmių, kurios gali įvykti dėl šito dokumento uždraudimo. Taigi, automobilių iš Amerikos pardavėjai ir pirkėjai su nerimu laukia Liepos 1, kai paaiškės jų likimas. Apie šį naują įstatymą paliesiantį ir kitus automobilininkus mes pasakosime kitose Ne vienas kelyje laidose.
Kiekvieną dieną pradedu su užsidegimu, kiekvieną kartą įkvepiu su didžiausia aistra ir visada nugaliu kliūtis atsiradusias mano kelyje, nes taip gyvena nugalėtojai. Aš esu Continental padanga, oficiali FIFA pasaulio futbolo čempionato rėmėja. Vėl grįžkime į kovo pradžioje vykusią Ženevos automobilių parodą. Matysite įdomiausias gamintojų koncepcijas – automobilius, kurie jau neilgai trukus galės važinėti gatvėmis. Pradėsime nuo Mazda Hazumi koncepto. Tai mažas miesto automobiliukas, kurtas naudojant šiuolaikinę kompanijos dizaino kalbą pavadintą kodo vardu. Nors gamintojai tylėjo ir bandė saugoti paslaptį, tačiau jau aišku, kad šis Hazumi konceptas po metų kitų prekybos salonuose pasirodys Mazda 2 pavadinimu. Panašiai tariamą naujieną bandė pateikti ir Ford, pristačiusi Edge Concept modelį. Ford Edge jau daug metų pardavinėjimas Šiaurės Amerikos rinkoje, taigi per daug nuo konvejerio nesiskiriantis modelis bus pasiūlytas ir europiečiams. Tai nedidelis miesto SUV automobilis pagamintas pagal vienas Fordas koncepciją. Tai reiškia, kad šis automobilis tik su minimaliais pakeitimais bus parduodamas visose pasaulio rinkose, daugiau nei 60 šalių, tarp kurių bus ir Lietuva. O štai Lexus pateikė labai piktą RCF Coupé modelį, kuris po gerų metų jau galės stoti į kovą su tokiais grandais kaip BMW M3, Mercedes-Benz C63 AG ir Audi RS4. Šis grėsmingas Lexus turi 5 litrų darbo tūrio V8 motorą pasiekiantį 450 arklio galių. Kam tiek gali atrodyti per daug, jau dabar prekybos salonuose gali užsisakyti paprastesnį RC350F Sport modelį, turinti 3,5 litro darbo tūrio 315 arklio galių pasiekiantį V6 motorą ir beveik tokias pat grėsmingas išorės apdalas kaip ir grynakraujis RCF. Rimtą atsaką Lexus metė tėvynainis prabangių automobilių gamintojas Infiniti, jau kelintus metus bandantis įsitvirtinti Europos rinkoje. Tai Infiniti Q50 Rouge koncepcija. Rouge tai legendinis Belgijoje esančios Spa lenktynių trasos posūkis, lyg nurodantis, kad šis automobilis bus skirtas rimtam vairuotojui. Ir kurgi ne, juk po variklio dangčiu tūno iš Nissan GT-R modelio pasiskolintas 3,8 litro darbo tūrio V6 agregatas su 2 turbinomis, pasiekiantis 560 arklio galių. Gamintojai nenoriai kalba apie galimybės šią Q50 modelio versiją išvysti kelyje, tačiau benzingalviai giliai širdyje tikisi, kad tokį automobilį kada nors bus galima nupirkti. Vis dėlto grožiu niekas neprilygsta Maserati Alfieri koncepcijai. Elegantiškam, gracingam, tačiau tuo pačiu ir agresijos nestokojančiam kupė modeliui. Variklis, galia, ar tai rūpi? Pažiūrėkite į išvaizdą. Na, o jei esate didelis technikos guzas, tai atskleisime, kad ši koncepcija pagaminta ant dabartinio Gran Turismo modelio bazės. Tai reiškia, kad po gražiomis kardomis slepiasi 4,7 litro darbo tūrio V8 variklis, 460 arklio galių, galiniams varantiems ratams teikiantis per 6 pavarų automatinę pavarų dėžę. Galima tikėtis, kad nelabai tolimoje ateityje šis gražuolis pavirs naujosios kartos Gran Turismo modeliu.
Na ir pabaigai šiek tiek ramesnis egzempliorius – Volvo Concept Estate. Tyrų formų, šiek tiek padidinto pravažumo universalas turbūt demonstruoja, kaip ateityje atrodys busimieji Volvo modeliai. Tačiau žurnalistai ir automobilių ekspertai neabejoja, kad panašiai jau atrodys antrosios kartos Volvo XC90 modelis. Tiesiog mintyse pridėkime porą papildomų durų ir įsivaizduokime. Ar gerai stabdo mano automobilio padangos? Garsios ar tylios mano padangos? Kiek kuro sutaupo mano padangos? Nuo 2012 metų lapkričio ES galiojantis padangų žymėjimas padeda vairuotojams rasti atsakymus į šiuos klausimus. Šios etiketės vairuotojams leidžia lengviau pasirinkti geriausią tinkamą padangą ir supažindina su svarbiausia informacija, kurią privalo pateikti patys gamintojai apie jų padangų saugumo, ekonominės ir komforto savybės. Kaip matote, už manęs dabar visos prekyboje esančios padangos yra pažymėtos etiketėmis. ES naudojamas žymėjimas vairuotojus informuoja apie 3 padangos galimybių kriterijus. Tai degalų sąnaudos, stabdymų galimybės ir triukšmas. Vienas svarbiausių bet kokios padangos kriterijų – tai sukibimas esant šlapiai kelio dangai. Kuo mažesnis stabdymo kelias ant šlapios kelio dangos, tuo aukštesnis padangos reitingas. Padangos skirstomos į klases nuo raidės A iki F. A geriausia, F prasčiausia. Stabdymo skirtumas tarp gretimų klasių gali svyruoti nuo 3 iki 6 metrų. Padangų sukibimo ant šlapios kelio dangos klasės yra nustatytos pagal padangų gamintojų naudojimą standartinę vertinimo skalę, patvirtinta ES. Stabdymo kelio skirtumas tarp geriausios ir blogiausios klasės daugiau nei 18 metrų. Kuro kolonėlės paveikslėlis simbolizuoja padangos pasipriešinimą riedėjimui. Pavyzdžiui, Conti Eco Contact padanga pažymėta raide B. Kuo aukštesnė klasė, tuo lengviau rieda padanga ir daugiau sutaupo kuro bei sumažina CO2 emisijas. Skirtumas tarp gretimų klasių nuo 100 iki 150 gramų 100 kilometrų. Trečiasis kriterijus, kurį pateikė ES padangų žymėjimas, tai padangų triukšmingumas. Jis rodo, kokį triukšmą skleidžia riedančios padangos. Kuo mažiau decibelų, tuo jį tylesnė. ES padangų žymėjimas aprėpia tik šiuos 3 kriterijus, tačiau nieko nepasako apie kitus svarbius aspektus, tokius kaip valdymas, stabdymas ant sausos kelio dangos, akvaplanavimas ir padangų nusidėvėjimas. Šios etiketės nieko nepasako apie tokius svarbius dalykus kaip žieminių padangų galimybės esant slidžiai kelio dangai. Taigi tokios etiketės ant padangų neprilygsta nepriklausomų specialistų ir pripažintų žurnalo automobilininkams atliekamų testų, kuriuose padangos vertinamos net pagal 16 kriterijų. Kelių patrulis laidos Ne vienas kelyje rubrika. Vairuotojams keliuose ir gatvėse tenka susitikti su kelių patruliais, tačiau rubrikoje pasakosime, kaip turi atrodyti pareigūnas, kokie yra policijos darbo metodai, kada jį gali vairuotojus stabdyti, o kada ne ir panašiai. Taigi kelių patrulių klausime, ar gali vairuotojas filmuoti pareigūnus ir ar gali šie dėl to protestuoti? Žinoma gali, nes vis tik policija dirba viešai ir tas filmavimas mūsų tai yra tik tais nauda, nes pareigūnas laiką bus pastempęs ir žinos, kad ne tik jisai gali, tarkim, nubausti kažkokį tai vairuotoją, bet lygiai taip pat ir jam gali būti taikoma drausminė ar kitokia atsakomybė už kažkokį tai pažeidimą ar teisės aktų nustatytos reikalavimo nevykdymą. Labą dieną, Lietuvos kelių policijos tarnyba, Lišlarėko dokumentėlis. Labą dieną. Sniego prieš, kad aš jūs filmuoju. Ne, prašom, filmuokite. Buvot sustabdyti todėl, kad naudotis mobiliojo ryšio priemonę rankomis, už tai bus surašytas administracinis teisės pažeidimų protokolas. Prašom pasilikti pas save automobilyje.
Na ir laidos pabaigoje rubrika Gatvių reporteris. Joje žiūrovų keliuose ir gatvėse nufilmuoti vaizdeliai. Pasakojimą pradėsime kadrais, kuriuose matome, kaip vairuotojus veikia pavasaris. Jie gatvėse tapo greitesni ir pavojingesni. Štai kokie pavojingi manevrai ir viražai. Dideliu greičiu ir be posūkio signalo. Dar vienas mažylis be posūkio signalo laviruojantis sraute ir trūks plyš besistengiantis visus aplenkti. Dar vienas rizikingas viražas iš filmo apie greitus ir įsitusius. Šis lenkimo manevras galėjo baigtis liūdniau, nes išsiblaškęs vairuotojas, nepraleidęs net 2 važiuojančių pagrindinę gatvę, išsuko iš šalutinės gatvės ir iškart rikiavosi į kairę eismo juostą. O dabar greitasis Opel persirikiavo, neįspėjęs kitų eismo dalyvių. Greituolis taksi vairuotojas pavojingai lenkia išvažiuodamas į priešpriešiniam eismui skirtą kelio dalį. Ir dar vienas labai greitas taksi vairuotojas truks plyš besiveržiantis į grūsties centrą. Įdomu, ar čia pavasaris taip veikia, ar keleivis pasiūlė dvigubą kainą. Autoriaus Redo komentaras toks: jei mane vežtų tas taksi, nemokėčiau nė cento, iš principo. Ir dar vienas taksi vairuotojo spjūvis eismo dalyviams į veidą. Na, šis vaizdelis ne iš greitų ir įsiutusių serijos, netgi atvirkščiai, lėtų ir pasimetusių. Bet autorius tikrai galėjo reikšti nepasitenkinimą tik iki šios vietos. Na kaip po tokio atsiprašymo. O dabar atspėkite, ką darys šis vairuotojas. Pastabus autorius Paulius laiku sustabdė automobilį. Nors nesusipratėlis ir neparodė posūkio signalo, Paulius įtarė klastą. O šio visureigio vairuotojas parodė posūkio signalą, bet klaidindamas kitus eismo dalyvius, persigalvojo ir sukėlė avarinę situaciją. Na, o dabar rubrika, kurios laidos kūrybinė grupė nenorėtų daryti, bet, kaip sakoma, iš dainos žodžių neišmesi. Net trečdalis per praėjusias 2 savaitės atsiųstų vaizdelių yra su BMW markės automobiliais. Darius juokais atsiprašinėja. Taip jau sutapo, kad siunčiu keletą vaizdelių su pagrindinėje rolėje besifilmuojančiais BMW. Štai dar vienas be posūkio signalo. Ir dar vienas žiedinėje sankryžoje sukantis į dešinę prieš troleibusą iš kairės eismo juostos. Na, o čia sakytume chuliganiškas Bavarijos automobilių gamintojo kūrinio manevras. Darant tokį akibrokštą, rodos nieko nestebina, kad nedega posūkio signalas. Ir dar vienas panašus vaizdelis. Juk sukti kairę draudžiama, net ir iš dešinės juostos. O šis skubantis BMW vairuotojas vos išvengė didesnių nemalonumų. Pažiūrėkite, ką jis išdarinėja toliau. Panašius manevrus kelių policija vertina kaip chuliganišką vairavimą ir avarinės situacijos provokavimą. Tokie veiksmai baudžiami labai skaudžiai. 2 vaizdelius iš tos pačios sankryžos atsiuntė mums Miroslavas. Šiame eismo įvykio pavyko išvengti autoriaus reakcijos dėka. Bet ką prie vairo galvojo Audi vairuotojas. O štai šiuose kadruose nufilmuoti net 4 eismo dalyviai važiuojantys per sankryžą užgesus žaliai rodikliai. Tai yra tada, kai eismas jiems draudžiamas. Tad nenuostabu, kad paskutinis įvažiavęs iš sankryžos turėjo pavojingai manevruoti atbulas. Ajajaj, juk šviesoforo signalai skirti ne varnoms baidyti. Dar vienas beprotiškas Audi vairuotojo veiksmas, jo važiavimo kryptimi degant raudonam šviesoforo signalui. Ir dar panaši avarinė situacija, kurios kaltininkas nepaiso draudžiamo šviesoforo signalo. Kaip baigėsi tokie drąsūs žygiai, iliustruoja šis vaizdelis. Autorius Mindaugas rašo, ko gero Merso sustabdyti negali šviesoforas. Tai pajėgus padaryti tik didelis Audi A8. Įdomu, ar tikrai Mercedes ten sustojo? O gal nuvažiavo toliau? Na ir kaip kiekvieną savaitę sulaukime vaizdų su nedrausmingais pėsčiaisiais. Savižudį taip vaizdelį pavadino autorius Redas. Priminame ir iškalbingą statistiką. Šiemet per 3 mėnesius žuvo gerokai daugiau pėsčiųjų nei vairuotojų, keleivių ir dviratininkų kartu sudėjus. Kai tokie erdvėje nesiorientuojantys ufonautai braido gatvėmis ir keliais, saugumu besirūpinančios instancijos, nors ir per galvą gali verstis, statistika nepagerės. Didelis automobilių srautas ir štai tokia pėsčiųjų su vežimaičiu. Šie eismo dalyviai kartais per gatves vaikšto kur nori ir kaip nori.
Ir dar su šunimis laksto. Juokas pro ašaras, ne kitaip. Ši juoko drama vos nesibaigė tragikomiškai. Dar vienas vaizdelis su šuns šeimininku nesidairančių į šalis ir bandančių pakelti augintinį nuo gatvės. Galime pasidžiaugti vairuotojo reakciją, kuri išgelbėjo neatsakingo eismo dalyvio gyvybę. Žmogelis šią dieną galėtų švęsti savo antrąjį gimtadienį, bet jis tikriausiai net nepastebėjo, kad jo ką tik vos nesumalė į miltus. Autorius Vladimiras rašo, kai mašina pralėkė, jis net nesureagavo ir neatsisuko pažiūrėti, mat šuns gyvybė jam svarbesnė už savąją. Na, grįžkime prie automobilių manevrų. Blaivia logika nepaaiškinamą epizodą užfiksavo pseudonimu Romka Romis pasivadinęs autorius. Abu vairuotojai elgėsi visiškai nelogiškai. Vienas kažkodėl suko į kairę iš dešinės, o kitas lyg ir norėjęs sukti kairėn staiga persigalvojo ir taranavo pametusi galvą kolegą. Tikrai neeilinė, keista situacija. Dar keli vaizdeliai, kuriuose netipinės situacijos. Matyt, sostinės vairuotojai jau pastebėjo šio keisto šviesoforo darbą. Tik užsidegė raudona, tuoj pat ir žalia. Kai kurie vairuotojai to nepastebi ir lūkuriuoja sankryžoje, nors jiems judėjimas jau leidžiamas. Kaip galvojate, ką veikia šis vairuotojas tuščioje sankryžoje? Jis tikriausiai labai užsiėmęs kitais darbais ir neturi laiko praleisti eismo dalyvius. Ne, nelabai užsiėmęs, nes turi laiko rodyti švelniai tariant ne itin draugiškus gestus. O gal jis, kaip autorius Andrius rašo, supainiojo atsiprašymo gestą su savo įprastu. Volkswagen vairuotojas nutarė važiuoti priešpriešiniam eismui skirta gatvės dalimi. Tai suprato tik įsukęs prieš stovinčius automobilius. O štai grįžti atgal ne taip lengva. Gerai, kad yra pastabių ir mandagių vairuotojų. O štai dar vienas pasiklydęs eismo dalyvis. Ohoho, tikriausiai jūs nežadate šiame intensyvaus eismo kelyje keli šimtus metrų atbalas važiuoti iki artimiausios sankryžos. Na, tikriausiai nesužinosime. Ir dar vienas pasiklydęs automobilis, kurio vairuotojas nemato kelio ženklų, važiuojantis priešpriešinio eismo juostą. Policijos automobilis kaip lenktyninis žiedinėje trasoje štai taip sukasi atgal. Tikriausiai pamatė pažeidėją. O gal šį muzikalų Golf? Ne tik su garso, bet ir su šviesos muzika ties numerio ženklu. Įdomu, policininkai taip pat linksėtų į ritmo taktą? Na, bent jau paskui važiuojantiems vairuotojams neliūdna. Tik gali suerzinti, mat šis mirksiukas nesutampa su klausomos muzikos taktu paskui važiuojančiame automobilyje. Na, o kai garsiai groja muzika, ne visada gali išgirsti greitosios pagalbos automobilio sirenas. O tada... Tačiau ne avarija, o pačios greitukės techninė būklė sudomino specialistus. Amortizatorių jame, kaip liaudis sako, nė su žiburiu nerasi. Dar kelias sekundės po įvykio jis linguoja kaip linginis arklių vežimas. Priminame, kad geriausių vaizdelių autorių ir vėl laukia bendrovės Altas prizai. Įdomiausios nufilmuotos situacijos autorius bus apdovanotas HP Full HD vaizdo registratoriumi, antros vietos laimėtojas universalia laisvų rankų įrangos sistema, trečios vietos prizininkas gaus dovanų muzikos garsiakalbių komplektą. Na, o pabaigai štai toks keleivis. Rūta mums rašo. Net nežinau, koks čia komentaras tiktų. Žmogelis sugalvojo važiuojamąją kelio dalimi neštis rastą. Gerai, kas gerai baigėsi, nes nelaimėlį pamačiau paskutinę sekundę. Džiaugiausi, kad nusprendžiau nelenkti žalio mikroautobusiuko, kad niekas nelenkė manęs ir kad priešpriešais nebuvo mašinų. Žiūrėdami šį vaizdelį ir prunkšdami į delną, mes pagalvojome apie cirko akrobatus, kurie atlieka triukus ant lyno ir rankose lygsvairai laiko kartis. Šis gatvės artistas matyt taip pat eina su kartimi. Tiesa, gerokai storesnė, nes bando eiti ne lynu, o punktyrinę kelio žymėjimo liniją. Kartis per sunki, tad ir liniją eiti sekasi nekaip. O mes autorę sveikiname išsaugojus automobilio langų stiklus. Ir dar vienas linksmas vaizdelis. Šis žmogelis neturi kopėčių, bet jis turi aukštą automobilį.